Mano, pavyzdžiui, statusas yra bomžas visiškas, aš miegu konteinerį. Valgau iš konteinerio, suprantat? Mes ne tik, kad suprantam, mes matom ir žinom, taip. Atrodo, Mirties konteinerį gyvena. Atsiprašau, ponas žurnalistais atrodo absoliučiai kaip konteinerė gyvenantis. Jūs juokaujat. Aš konteineriuose dabar va, šitas švarkas 2 eurai kainuoja. Konteineriuose švarkas 2 eurus kainuoja. Kelnes aš iš viso gal 8 metai nešioju. Aš tai norėčiau pailsėti, jeigu nuteisė man kokiem 4 metam, nežinokit, pavargau nuo Lietuvos. Idioto logika. Tai tu tipo pats pripažįsti, kad tu esi antiek infantilus, kad tavo teises už tave turi teismai sureguliuoti. Tačiau gavęs teismo nuosprendį persigalvojo. Aš ir eisiu ir iki Europos teisės ir visą kitą, jeigu reikės. Sakėt, kad ir pasidėtumėt. Ne, tai čia žinot, čia yra šou. Ai, čia šau yra. Jo, nu čia važiuokit, va, čia koks šmaikštus, aš čia visas bomžas, pažiūrėkit, čia maikė, nu pagady, 2 eurai, bomžas, aš, haha, pasodinkit mane, aš pailsėsiu. Aš eisiu iki Europos žmonių teisės teismo. Toks krūtas visas, toks krūtas. Kaip apgailėt, nu, fuck. Paskui jie čia visi bachūrus kažkokius vaidina, kažkokius autoritetus. Jūs esate šlapios vietos, apgailėtini. Sociume nesugebantis egzistuoti fucking liurbiai. Prieš posėdį sakėt, kad ir pasidėtumėt. Ne, tai čia... Ne, tai čia bairi, ne, tai mesgi čia šau. Atstovėk bent jau visą tą savo bachurumą tada. Atstovėk, sėsk į tą kalėjimą, toliau vaidink politinį kalinį, atstovėk visą tai.